Polifenoliai, reikalingos skaidulos, įvairios skaidulos, įvairių daržovių skaidulos, kad mes pamaitintumėm tas tokias smulkės jungiančias bakterijas, nuo kurių priklauso kitos bakterijos, kurias maitina tos pavalgiusios, sakykime, kažkokie tai polifenoliai, pavalgiusios jos pamaitins savo kūneliu, atgyvenusios gyvenimą, pamaitins savo kūneliu dar kitas bakterijas arba savo metabolitais, maitina pastoviai kažkokias tai dar kitas bakterijas, kurios mums daro didžiulę naudą, atneša daugybę gerų dalykų, mikroelementų, vitaminų, perdirba maistą ir visą kitą. Aš taip sakau, toks vaizdinis palyginimas. Ir čia mano dešiniai rankomis įsivaizduokim, kad čia yra gerosios bakterijos, ne? Jų turi būti didelė populiacija, jeigu vienetai skaičiuoti, 10 000, sakykime, ne? Žarnyne, sąlyginių vienetų. O yra tokios sąlyginai blogos bakterijos. Taip. Kandida tame tarpe, jin turi būti, bet jin turi būti kontroliuojama. O kaip suprasti sąlyginai blogas? Įsivaizduokim, čia sodyboj šuo bėgioja, ne? Taip. Vienas, gerai, 2. Jeigu nėra didelį, gal ir 3 tada. Taip. O 300. Pabandyk įsivaizduoti. Jau čia raust pradėtų. Jo, tu nebesukontroliuotum. Iš tavęs reikalauta atimtų maistą. Kada yra sveika mikroflora, kada santykis yra, proporcijos yra teisingos, kaip sakiau, jeigu 1, 2, 3 sodybai šuo, o gerosios bakterijos arba mes kontroliuojam. Jos kontroliuoja sąlyginai blogas. Tai viskas tvarkoj. Bet kadangi mes pradedam maitintis rafinuotų maistų, šitos bakterijos neturi ką valgyti, jų populiacija mažėja. Išauga šitą populiaciją, proporcijos keičiasi. Kai proporcijos keičiasi, mūsų organizmą intoksikuoja. Tos bakterijos išaugusios, tas pats, kad sodybui čia būtų prišaikyta, ištrypta, jau tu nieko nebekontroliuotum. Tai ir sodyba tampa visiškai kitokia. Taip ir organizmas tampa visiškai kitoks.